Treneriai šiandien iškovota pergalė, sunki pergalė, ketvirtam kėliny tik pavyko nulaužtas rungtynės, tai kokios jūsų pirmos mintys po jų? Smagu visų pirma, kad nesupanikavom turėdami tą minusinį rezultatą ir stabiliai lipom rungtynių eigoje į viršų ir smagu, kad tas rezultatas galutiniam taške teigiamas. Po dviejų kėlinių užmečiau akį, statistika buvo daugiau tritaškių išmetę nei dvitaškių. Po vienų rungtynių sakėt, kad kai laisvi reikia mest, tai turbūt tą šiandien ir taikėt, ar ne? Tai kiekvienose rungtynėse, tai varžovai taiko savo pasirinktą gynybą ir jeigu mes sugeneruojam tuos gerus metimus, laisvus, privalom juos mesti ir jie anksčiau ar vėliau ateina, ką ir pamatėm antroje pusėje, tą procentą pagerinom. Bet turbūt ir jaučiat, kad ir tie varžovai galbūt kiek rizikuoja, tas rizikas pasiima, ne prieš jūs iš 3 taškų zonos. Taip, tai faktas, tai turim po krepšių neblogų žaidėjų, normalu, kad jie sutraukia daug dėmesio, kas leidžia įsimesti daugiau tų tritaškių, bet, sakau, jeigu laisvi, tai turim drąsiai atlikti tos metimus ir manau, kad tikrai turim gerai metančią komandą, galinčių žaidėjus realizuoti tos metimus. Varžovai kai kurias atkarpą žaidė su 2 centrais ir Giga ir Jucikas, tai ruošėtės tam ar buvo šioks toks siurprizas galbūt? Ne, nebuvo staigmena, jie žaidė ir praeitose rungtynėse tokiu principu tiek su Giga, tiek su Juciku, tai tikrai žinojom, kaip ginsimės tiek su vienu aukštu ūgiu, tiek kitu, tai nebuvo kažkoks tai siurprizas. Darė kažkokias papildomas, nežinau, problemas jums tas jų aukštas penketas? Kaip pasakyti, kiekvienas penketas turi savų pliusų, savų minusų. Vienas gal penketas jų mobilesnis, kitas stipresnis po krepšių, tai darė problemų ir tas penketas. Vienas varžovų žaidėjas prieš šias rungtynės išvažiavo, kitas atvažiavo, keitė tą visą pasiruošimą ir, nežinau, žinojot apie tą jų naujoką kažką ar nelabai? Nuoširdžiai tai jie registravo tik tais likus labai mažai laiko iki rungtynių, mes žinom, kad naujas žaidėjas bus, bet pasiruošimo iš esmės tai mums nekeitė. Jūsų vienas žaidėjas, amerikietis, taip pat paliko komandą į tą poziciją. Dairotės dabar kažko ar neskubat? Dairomės iš tikrųjų, ieškom žaidėjo, žiūrėsim kaip čia gausis, bet sakau, turim pakankamai stiprią sudėtį, konkurencingą ir šiam momentui. Kaip galvojat, kokio profilio žaidėjo dabar labiausiai šitai komandai reikia? Iš tikrųjų, tai profilis, manau, žaidėjo turėtų būti, kuris nusiteikęs būtų fiziškai gintis kontakte, jeigu dar galintis praplėsti aikštę, kas irgi, kaip matom, išmetam daug tritaškių, tai tikrai būtų į naudą, bet sakau, rinka nėra labai plati, tai žiūrėsim, kaip čia susiklostys ta situacija. Ir ši savaitė 2 pergalės, nuotaika gera? Kai laimi, visada visi gražūs, linksmi, tai tikimės, kad taip pavyks lipti viršų ir toliau.